Sveiki visi. Parok vata skirta lubų šiltinimui. Savo individualiam name darom savarankiškai. Reiškia, kai mums pajungia šilumos siurblį, čia yra antras aukštas, šiluma pradeda kilti į viršų ir aišku, kiauras stogas, visa šiluma išeina, todėl skubam labai sutvarkyti lubas. Pirmas sluoksnis eina 10-tukas, matote, plėvelė eina, prie plėvelės labai 10-tuką prispausti nereikia. Tarp degnių atstumas ir vatos plotis pakankamai užtektinai, kad vata pati laikytųsi. Pirmas yra 10-tukas, antras eina 15-tukas, pirmas sluoksnis 25. Šitoj vietoj su virvutėm mes netvirtinam dar kol kas, nes sekantis sluoksnis bus stora vata 20-tukas. Ir jau kaip matot, yra paruoštas pagal projektą, yra gegnis, bet mes padarėm ne su gegnim, o su tašom. 5x5 tašos pirkom ir va tokie montažiniai kampukai. Montavimo kampas 40x40, 2 mm storis. Pakankama tvirtas. Nu ir čia 2 cm. Bet matot, kaip tai atrodo. Ir jau šitą storulką 20-tukę mes jau keišim skersai, jau ne išilgai, o skersai iš dešinės į kairę. Ir jį prilaikys pirmą ir antrą sluoksnį vatos ir puikiai laikysis tarp šitų tašų. Pati konstrukcija, tašos prie sienos, kad va taip neklibėtų, va, su šitais pačiais kampukais pritvirtinu. Kadangi kampukų nupirkom su pertekliu, liko jų daug, nusprendėm kitokių nepirksim, tos pačios čia ir panaudosim. Ir labai tvirtai. Tai va, kiekvieną tašą prie sienos dar pritvirtinom. Ir tašus tarpusavyje išlyginti bei pritvirtinti su metalinė plokštelė irgi, va šitą. Nuo sienos iki sienos pas mus yra 9 metrai, todėl buvo naudojami 3 tašai ir todėl tarpusavį jų reikėjo sujungti. Štai konstrukcija iš tašų paruošta. Dar kitam sluoksniui vatos skersai sudėti. Patikėkite, viršuje stovėti ant pastolių, ant kopėčių niekada nebus patogu. Visą laiką yra baimės, todėl spręsti arba patiems daryti, arba samdyti profesionalus. Jeigu patiems daryti, kiek įmanoma apsisaugokite. Kaip matote, laidai buvo laikinai laidai pakabinti pas mus apšvietimui, bet jų reikėjo atkabinti, nes kiek įmanoma stengtis mažiau draskyti plėvelę. Vieną kitą laidą, vat matom, dar palikom, tai ten stengiamės mažą skylutę padaryti, apklijuoti kiek įmanoma tą plėvelę, visos skylutės, kad plėvelė būtų labai sandariai viską priklijuota, užklijuota. Paskui šitie visi laidai eis jau, kai bus gipso kartono profiliai, jau palei profilius eis. Na, o čia garažas. Garažas reiškia, čia sluoksnis eina 10-tukas ir 15-tukas ir tada jau plėvelė. Paskui dar laukia
5 cm ir jau bus gipsokartoninis lubas. Ta pati vata parok, tada plėvelę naudojam knaufo juostelė, kur yra plėvelių sujungimas. Plėvelė ant plėvelė uždengia maždaug dar 10 cm, o prie gegnių plėvelę tvirtinam su kabėm, su stapleriu ir visur, kur yra viena kabė, visur priklijavom apsauginį knaufo plėvelę. Kur yra visokiausi laidai arba sujungimo kažkokie momentai, va čia garažų vartų mechanika, būtina va taip apklijuoti. Na, o palei perimetrą specialus, matote, va ten toksai žydras matosi, knaufo silikonas. Knaufo silikonas. Čia dar negalutinis sandarumas, visos jungtys, taip pat prie murloto, irgi su knaufo silikono viską priklijuota. Ir dar kitos patalpos yra katilinė. Tai čia dar reikia apipjauti plėvelę, patrumpinti ir lygiai taip pat su knaufo silikonu priklijuoti palei visą perimetrą. Knaufo silikonas. Knaufo juosta. O tokia mėlyna. Na ir toks nediškis, reiškia, mūsų aparačiukas. Kabis 8 mm naudojam. Akumuliatorinis. Pistoletas buvo naudotas silikonui. Ir dabar, ką noriu pasakyti, yra tokia pas mus sudėtinga vieta – laiptai. Čia aukštis yra 4,80. Ir dabar nustatysiu nivelyrą. Lygiai su grindim pritvirtinsiu metalinius kampukus iš vienos pusės sienos, iš kitos darysiu grindis, kad galėčiau pastatyti savo esamus pastolius ir užlipti į viršų ir čia sudėti vatą. Turint nivelyrą arba paprastai su gulščiuku ruošiam kampukais sukurti platformą, kad galima būtų pasiekti aukštas lubas, kur yra laiptinė 4,80, beveik 5 metrai, įsivaizduokite. Šitų kampukų montuosiu galingus storus tašus 7,5 ant 7,5. Tokie tašai arba brūsai ir ant jų šitą plokštę uždėsiu. Pripjausiu kiek reikia ir 2 plokštės padėsiu. Pradedam kišti vatą. Visų pirma, vata yra žiauriai nemalonus dalykas, iš tikrųjų žiauriai, nes jie yra biri, jie yra nuodinga.
štai, kaip matėte, be apsaugos priemonių neįmanoma. Kiek save neapsisaugotum, vis tiek į akis, ant plaukų, vis tiek viską papuola. Respiratorius specialius nenaudojam, paprastus kaukės naudojam, nes labai rasuoja akiniai, todėl net kaukę nuo nosies truputį nuleisdavau. 20-ukas jau galutinis sluoksnis vatos eina labai greitai. Tarp šitų tašų gulosi puikiai, o šitą buvo visas plotas padarytas per 3 valandas. Ir liko dar likučiai. Lapą įtempti lygiai neįmanoma beveik vienam, tai reikia į pagalbą kito žmogaus ir siena truputį padeda, vis tiek skersuojas ir tos bangos lieka. Nu, patys darom savo, kadangi tos bangos dar bus vis tiek uždengtos paskui, pagipsiu kartoną, po sieną. Tai va čia tokių bangų dar bus, stengiamės kiek įmanoma mažiau jų padaryti. Kiekviena prišauta kabė va taip užklijuojam, dar kartą pakartoju. Ir va žiūrėkite, kaip pasakoju prieš tai apie laidus. Va taip kruopščiai užklijavau, gal truputį per daug, bet manau kiekvienas pagal savo supratimą, pagal savo fantaziją tai padarytų. Svarbu, kad skylė visiškai uždėti. 9 metrų vientisą lapą patiems įtempti tikrai yra iššūkis, tikrai yra nelengva. Kaip matot, tašas buvo sugalvotas toks T raidė, su kabėm dabar prišautas. Čia pas mus antro aukštas, matot, sija. Prie sijos bus klijuojamas su knaufu silikonu. Čia niekaip nieko neprišausi jau. Tai va tokios bangelės nėra baisu. Pagal mūsų supratimą labai svarbu, kad būtų tiesiog sandaru. Sandarumas priklauso nuo silikonavimo, nuo visų kabių, nuo visokių, kur yra laideliai, papildomos lopos uždėti, viską apklijuoti, kad jokios skylės nebeliktų. Na ir kai plėvelė užeina ant plėvelės, labai svarbus momentas nuo viršaus, jeigu yra vieno šlaito stogas kaip pas mus, nuo viršaus žemyn plėvelę dėti. Tai vat paskui užleisti reikia maždaug iki kokį 20 comų plius minus, tikrai mažiau nepatart, 15 ne mažiausia. Ir paskui čia dar bus juosta priklijuojama. Vientisa juosta, dvi plėvelės tarpusavį sujungti. O dabar tikrai bus sandaru. Ant silikono labai gerai klijuojama, pakankamai stipriai kabinasi prie
tinko prie plėvelės, o perteklinė juosta apačioje paskui yra paprastai nupjaunama. Pagal technologiją silikonas, sakoma, turi būti centimetras maždaug tepamas iki milimetro storio. Bet kai su voleliu pradedi jį voliuoti, tai ne visą laiką pagal technologijos gaunasi, o ypač dar ant tinkuotos sienos. Nuo ką kalbėti, kur pavyzdžiui, va čia matot dvi tašos. Sukabėm plėvelę prispaustą, ten prie krašto, tarp murloto ir sienos jį toks kaip pazas buvo, tokia anga, ten įlindo, va ta puikiai guli ir laikosi. Nu, o čia sija, irgi virš sijos buvo truputį tokia anga, toks tarpas, murlotas reiškia, ir ten nesukabim, nesuko nepritvirtinsi, tai lieka iš tikrųjų labai daug tų silikono prie taškyti tenais ištrilioti, kad įtempti nors kažkiek. Ir va žiūrėkite, pas ką, tarkim, antras aukštas yra sijos, tai plėvelė va taip įtempti ir taip priklijuoti su silikonu įmanoma tikrai. Čia dar bus va šita mėlyna, kaip iš gabaliuko va šito knaufroje, tai dvi juostos tarpusavy dar susiklijos, palei visą ilgį 9 metrai. Nu, o paskui ant plėvelės jau bus gipso kartonas. Čia dar pertekliniai gabaliukai, kurių reikės nukirpti. Šitą pusę dar neprasilikoninta, dar darysiu šiandien. O ten mes matom alsoklį. Lygiai taip pat kaip ir su laidais, taip ir su alsokliu, arba bet kokia detalė būtų išlindusi, kur būtų pjovimai, būtina uždėti ir lopą, prieš tai apklijuoti kiek įmanoma, uždėti lopą ir dar lopą apklijuoti. Nu, paskui gipso kartonininkas jau savo darbą padarys. Bendras sluoksnis lubų gavosi, storis pirmas buvo vatos 10, tada 15, jau 25 ir paskutinis buvo 20-ukas, tai iš viso 45. Tokios šiltos lubos bus. Labai svarbu plėvelę ne tik prie sienos priklijuoti su knauf silikonu, bet ir kaip užleidžiama yra plėvelė. Ant plėvelės va šitas dvigubas sluoksnis. O pro šitą vietą irgi būna, taip sakant, sifonina. Irgi būna, kad oro pralaidumas labai didelis ir labai stipriai jaučiasi. Todėl čia būtina silikona. Ir prie sienos irgi lygiai taip pat. Su sijom labai daug vargo, labai daug darbų. Ypač kur sija įeina į sieną, reikia visada labai pasistengti. Kartais net su ranka galime pajausti, kad yra šaltukas, reiškia praleidžia truputį orą.
Kai paskutinius kadrus peržiūrėjot, tenais aš dar rodžiau tokį dalyką, kad kur knaufo juostelė priklijuota prie plėvelės lubų, yra tokie tarpeliai liko. Tai žinokite, tiesiog jau kažkodėl taip įvyko, kad ne viską nufilmavau, ne visur komentavau, nes matyt gal buvo kitų statybininkų, kitų darbuotojų name, ten kitus darbus darė, tai tiesiog tyliai viską dariau. Vat, tai dabar noriu pabaigti savo video su šitu pokalbiu. Ten, kur knaufo juostelė, tie tarpeliai buvo, aš papildomą klijavau. Mes užsakinėjom, darėm sandarinimo testą ir žinokite, mes savarankiškai patys padarėm lubų šiltinimą, mes tą testą praėjom. Tai buvo fantastika iš tikro. Tai vat vietomis, kur sija, vietomis tokie buvo tarpeliai, kur truputį buvo oro pralaidumas, kur aš video prieš tai kalbėjau, tokią frazę paminėjau sifonina. Tai vat vietomis buvo tas šaltukas. Ir mums tas žmogus, kuris darė testą, pasakė tiesiog vieną kitą tašką sutvarkyti, patvarkyti praktiškai dabar ir čia. Tai žinokite, aš ne dabar ir čia, kadangi tai yra savo namas, tai yra savo lubas, gipso kartoną uždarys ir jau viskas ten neprieisi. Mat matosi virš galvos jau lubas sutvarkytas, jau gipsas, jau gyvenam savo name. Vat, tai tenais, kur ypač sija ir prie visų laidų, kur prie vamzdelių, visų kitų gofrų, techninis vamzdis, kur laidai išlenda, jūs matote, ne, video, tenais dar daugiau pasistengkite apklijuoti. Kai yra plėvelė ir lipni juostą klijuojat, kad nebūtų įsižioję. Visur tankiai priklijuoti aplink bet kokią konstrukciją, ypač sija, tai yra metalas. Tai, kur matot mano video, tenais yra nedaug apklijuota knaufo juostelė, tai žinokite, dvigubai, dar daugiau tai padariau. Vat, ir buvo iš tikro labai džiugu, kad iš pirmo karto mes šitą testą praėjom. Sandarumo testas buvo pavykęs iš pirmo karto. Ir mes nesam kažkokie statybininkai, o tiesiog savo supratimą turim, prisiskaitėm, lygiai taip pat pasižiūrėjom visokių video, ką buvo įmanoma internete rasti ir savo rankom tai padarėm. Ir pats paskutinis video, ten kur matot medinis tašas, ta speciali tokia juostelė paminkštinta su stekleriu tvirtinam ir tašas jau prie lubų. Šitos galutinius tašas, kur tvirtinasi prie lubų, jau ant plėvelės, skirtos jau gipso kartonai tvirtinti. Nu, žinot, tie krokodilai yra, kur juostelė ta metalinė gipso kartono tvirtinimai, profiliams tvirtinti. Tvirtinė ta juostelė, ten išlenki ją, kažkodėl jos krokodilai vadina. Vat, bent taip girdėjau, nežinau. Vat, tai vat, šitos tašos dažniausiai daro patys meistrai gipso kartoną, kada tvirtina, bet vėlgi tai yra tašų tvirtinimas, tai yra kiekvienas darbas yra apmokamas, todėl mes padarėm tos tašos tvirtinimą patys ir vėlgi kažkur sutaupėm. Aš manau, ir jums tai pavyks padaryti, jeigu turit laiko ar galimybę ir norit sutaupyti, žinokite, tai tikrai nebrangiai kainuotų, jeigu pasamdytų darbuotojų tokias lubas padaryti, tai kad jums sėkmės, tik galiu palinkėti gerų darbų.